Labas, mėlyjei. Šiandien noriu Jums pristatyti stiprintuvą Sansui U888. Tai gan aukšto lygio stiprintuvas, tikrai. Jis yra pagamintas 71 metais. Jo čia korpusas aptrauktas lukštų natūraliu. Tai va, jisai turi du išėjimus. Jisai ten, kaip pasakyti, netgi yra 3 galim pasijungti. Va. 1, 2, 3 tie pajungimai. Čia galim pasijungti vienas kolonėlės ir antras kolonėlės ir trečias, kad galėtumėt palyginti, kurios geriau skamba. Perjungi tenais, atšikelia, čiokš, turite. Tai va, paskui yra iš tie vadinami pajungti patefonų yra, 2 išėjimai yra. Phono ir 1 ir 2. 2 yra išėjimai padaryti, galima paimti 2 patefonus. Tai va. Kaip sakiau, jis buvo 71 leidžiamas, sveria apie 12,5 kg. Bet kas keisčiausio, čia gamintojas rašo, čia ne aš, žinai, ką aš galiu pasakyti. Dažniai nuo 15 iki 50. Nu, man taip, žinai, bangt į galvą. Gal, nežinau. Tai va. Ir šis stiprintuvą aš jums rekomenduoju. Nėra jisai čia iš kažkokių galingųjų, bet pakankamai, kem 5 vatai prie 8 ohmų. Tikrai aš jungiau, tai puikiausiai velka tas kolonėlės, jisai nieka. Yra filtrai, launės, sužeminti garsą, paskui čia filtrai yra 2. Įjungti, išjungti yra, galim pasijungti, galim auksinės pasijungti ir taip reguliuoja aukšti, žemi ir vidutiniai. Tai va, čia selektorius perjungt, ką sujungėt pas save ir čia biškutėlė dar filtrai, tokie mono perjungėjai yra ir, ką žinau, toksai nelabai įmantrus, bet pakankamai aukštos kokybės jisai yra stiprintuvas. Nežinau aš čia kam. Jeigu jums reikia, va, kreipkitės pas mane. Aš jį turiu. Jisai yra originalus iš Japonijos. Kada aš čia jokių kondikų nieko nekeičiau. Jisai pilnai grojantis ir aš paklausau, jisai puikiai groja, suprantat. Nematau reikalo čia įsikišti, ten kondikus pakeisti, dar ten ką pakeisti, supranti, tai bus nuo to geriau. Taip, jeigu jums reikia, jūs keiskit. Nusipirkit ir keiskit. Aš to nekeičiu. Yra originalas ir Afrikoje originalas, suprantat. O kažin kas čia, kokius įdės kondikus, kas įdės, kur, kada, iš kur, galva. Į ką turėsim, jeigu jisai veikia ir tegul. Tai va, įsivaizduokime, 50 metų šitam stiprintuvui ir jisai veikiantis. Aišku, jis ten daug metų stovėjo. Irgi, žinot, jau pusę savo to 50 gal prastovėjo kažkur tai. Bet teisingai buvo padėtas, netrėgnai niekur. Ir puikiausiai jisai švilpia. Tai va. Jūsų kolonėliam tikrai Sansui stiprintuvai turi tokį bruožą, aiškumą tokį, gan biškį šiek tiek aštrų garsą, šiek tiek, kas mėgstat, tokį, žinai, jisai nėra jisai padusęs ten kažkoks užtūrintas, žinai, tai ne, jisai yra toks šviežus, aiškus, toksai ir aukštų turintis stiprintuvai. Tai va, kiek susidūriau su tais stiprintuvais,
teko susidurti čia visi gyrė Sansui AU 9500, toksai yra stiprintuvas. Tai va, tai aš buvau parsinešęs dėl įdomumo pasiklausyti, pasijungti. Tikrai jisai groja gerai, bet jeigu jūs esat audiofilas, nu pavyzdžiui, žinot kaip yra, audiofilas, tai nemanau, kad jie traukia šitą lygį, žinai, bet kaip klausantiems muzikos žmonėms, tai jis yra olele aukšto lygio, bet audiofilam aš nerekomenduoju. Nei šito 950, nei 888. Žinai, aš pats esu audiofilas ir jisai netraukia mano lygio. Tai va, bet už tokius, kaip sakant, pinigus, tiek metų išlaikytas, kas nori turėti gerą garsą, prašom, bandykit. Kaip žinot, aš esu Alaurūnas ir mano ten tas adresas yra Audio Akai Arūnas, nes aš daugiausiai atstovauju Akaju, nes aš manau, kad lakstyti nuo vienų prie kitų, čia man pasitaikė, man įdomu, aišku, tos stiprintuvus ir geriau, aš kaip sakau, kai Akajaus dirbu, turėti vienas firmas ten tą aparatūrą, grotuvus ir išmanyti ir patirties daugiau įgyti, jau ne nuo vieno kito lakstyti ir paskui ten galvą pats sukti ir pasakyti, ar ten gerai padariau ar ne. O kai aš su Akajom dirbu, tai aš juos dabar, ypač kasetinius, juostinius, tai užsimerkęs jau žinau, kur jų problemos yra, kas su jais negerai, kur reikia atkreipti dėmesį ir jie veikia. Tikrai Akajai yra tikrai neužmušami, ten su mechanika daugiau yra problemų nuo amžiaus, susitvarkai, sutepi blablom, padarai ir jisai puikiausiai jums tarnaus dar ilgai. Ir tas pats su to šito yra stiprintuvu. Jisai yra originalus iš Japonijos ir laukiu šeimininko. Čia buvo Laurūnas, geros dienos jums.